Proporcija – pagrindinė proporcijos savybė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Dviejų skaičių dalmenį kartais vadiname tų skaičių santykiu. 68 ir 4 santykis, 34 ir 2 santykis. Jei duotų skaičių santykiai yra lygus, tai lygybė vadinama proporcija. 68 sutinka su 4, taip kaip 34 sutinka su 2. Abiejose pusėse gauname dalmenį 17, todėl šita lygybė yra vadinama proporcija. Išreiškus raidėmis A sutinka su B, taip kaip C sutinka su D. Proporcija turi narius. Šioje proporcijoje 4 ir 34 yra vadinami viduriniai proporcijos nariai. 68 ir 2 kraštutiniai proporcijos nariai. Pagrindinė proporcijos savybė. Proporcijos kraštutinių narių sandauga yra lygi vidurinių narių sandaugai. Sudauginus abiejose pusėse gauname po 136. Reiškia, kraštutinių narių sandauga yra lygi vidurinių narių sandaugai. Ko mokės? Proporcija – pagrindinė proporcijos savybė. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kas yra proporcija? Kurie proporcijos nariai yra kraštutiniai, kurie viduriniai? Kokia yra pagrindinė proporcijos savybė? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.